Na, aš dar kartą labai noriu pasisveikinti su jumis visais. Labas rytas. Jausmas kaip mokyklai. Labas rytas. Labai malonu iš tiesų matyti tiek daug jūsų susirinkusių, kad kėdės yra pilnos, tai reiškia, kad tema tikrai yra svarbi ir aktuali ir net nebejoju, kad jūsų šiandien laukia begalė įdomių pranešimų, tikrai labai įdomi diskusija, čia matau dar žmonės mojuoja vieni kitiems, taip iš tiesų praeikit, nesiburiuokit, įsitaisykit, kol aš neku, dar pats tas laikas yra taisytis, paskui jau aišku norėsis turbūt klausytis ekspertų įžvalgų. Moksliškai yra įrodyta, kad mes esame bendruomenė ir po vieną mums viską daryti yra truputį sunkiau negu individualiai. Lygiai taip pat moksliškai yra įrodyta, kad būtent tėvų, globėjų ir mokyklos bendruomenės aktyvus dalyvavimas vaiko gyvenime, dėmesys ir nuoširdus domėjimasis jo kasdienybė yra tai, kas padeda kurti saugę, teisingą ir įkvepiančią sveikam gyvenimui aplinką. Ieškant atsakymų ir konkrečių sprendimų, ne tik šiaip pasišnekant, šiandien čia ir susirinkome Vilniuje pirmojoje islandiškoje Planet Youth psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos modelio konferencijoje ir man atrodo, kad už tai tikrai labai galime paploti ir pasidžiaugti. Galim? Aš pasistengsiu nedaug žodžiauti, nes turime begalę ekspertų atskridusių čia iš viso pasaulio pas jūs, kurie nekantrauja pasidalyti patirtimi, bet kaip ir pridera, norisi pirmiausia žodį suteikti šeimininkui, Vilniaus miesto merui Valdui Benkunskui, kuris fiziškai nors ir negali būti su mumis, bet šiuolaikinių technologijų dėka jo sveikinimo žodžio kviečiu pasiklausyti. Gerbiami konferencijos dalyviai, svečiai ir kolegos. Mes dažnai sulaukime klausimo, ar Vilnius jau gali lygintis su mums tokia artima ir brangia Islandija? Ir man atsakymas yra gana aiškus. Vilnius visų pirma tai yra didelis, augantis ir turtingas miestas. Ir turtingas vaikais ir jaunimu, jų tėvais, mokytojais ir visa bendruomenė, kuri kasdieną rūpinasi mūsų jaunosios kartos ateitimi. Ir šiandien mes labai daug kalbame apie tai, kas mus su mūsų partneriais vienija. Atsakymas taip pat aiškus. Su pirma noras kurti tvirtą, vieningą bendruomenę, matančią prevenciją kaip bendrą kryptį. Todėl nuoširdžiai dėkoju visiems ekspertams, kurie atvyko dalintis savo žiniomis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir visuomenės sveikato biuro komandoms, kurios jau neša Planet Youth vėliavą mūsų mieste. Taip pat noriu padėkoti mūsų mokyklų vadovams, specialistams ir aišku mokytojams. Džiaugiuosi, kad tarp daugybės prioritetų keliamų mokykloms vis dažniau suprantame, kad norėdami aukštų akademinių pasiekimų, mes pirmiausia turime susirūpinti jauno žmogaus savijautą. Ir svarbiausias ačiū mokinių tėvams. Jūsų įsitraukimas yra nepakeičiamas ir be galo reikalingas. Nes jeigu norime pokyčių dėl vaikų gerovės, pokyčius turime pradėti savo namuose. Aš tikiu, kad ši konferencija taps dar vienu stipriu žingsniu, kuriant saugesnį ir sveikesnį Vilnių. Visiems, kurie jame auga, augina ir dirba. Ačiū, kad esate kartu.